Labadiena, profesoriau. Mūsų studijoje profesorius Landsbergis, kuris šį rytą, jeigu aš neklystu, buvo tas asmuo, kuris prižadino prezidentę Grybauskaitę ir informavo ją, kad operacija, mergaitės paėmimo operacija prasidėjo. Ar tai buvo, profesoriau? Tikrai negaliu pasakyti, ar prižadino, aš manau, kad ne. Bet aš paklausiau prezidentės, ar jis žino, kas vyksta. Ar jinai žinojo? Tai toks mano įspūdis, kad ji dar nežinojo. Arba galbūt nenorėjo patvirtinti, kad žinau, nežinau. O jūs pats iš ko sužinojote, kad prasidėjo šitas paėmimas? Iš Ryto Kupčinsko. Rytis Kupčinskas, jis galbūt buvo tenais vietoje? Jis važiavo ten, bet jis važiuodamas paskambino man ir pasakė, kad muša žmonės lazdomis ir vyksta puolimas. Profesoriau, jūs kažkada tai buvote to tokio neprievartinio žmonių pasipriešinimo proceso arba ideologijos, kaip ir tam tikras, Lietuvoje lyderis. Ar įvykiai Klonio gatvėje yra kažkokia tąsa, žmonės tiesiog bandė priešintis šį kartą prieš Lietuvos valstybę? Čia turbūt gal ne visai taip. Jūs formuluojat prieš Lietuvos valstybę. Tada buvo svetima valstybė. Ir žmonės priešinosi būtent svetimos valstybės smurtui. Dabar jėgos priemonės, o tai galima pavadinti ir smurtu, naudoja struktūros, kurios vykdo teisminės valdžios sprendimą. Tikriausiai bus tai rodoma pasaulyje kaip Lietuvos valstybės charakteristika. Bet aš nenorėčiau su tuo sutikti. Vis dėlto, ar jūs manote, kad šioje situacijoje smurtas buvo panaudotas ne tik prieš tos žmonės, kurie neva nesilaikė pareigūnų nurodymų, bet ir prieš šeimos narius, prieš mergaitę taip pat? Koks jūsų įspūdis iš to, ką mes dabar matėme ir žinome? Jūs irgi matėte, kad mergaitė išeina iš globėjos namų, motinos vedama už rankutės. Taip, matėte. Reiškia, jokios jėgos prieš ją nebuvo naudojama. Tas siužetas buvo pakankamai trumpas ir atrodo, mes matėme, kad jinai yra išnešama ant mamos ir advokatų rankų. Tai gal jūs klaidingai matėte, jūs pasiklausykit, ką sako dabar oficialūs pranešėjai, kad jokios prievartos, jokios jėgos prieš vaiką nebuvo naudota. Tai jūs klystat, kai jūs man sakot, kad ji buvo jėga išnešta. Jūs manote, kad tas faktas, kad jinai buvo tiesiog išnešta, jau parodo, kad jėga buvo panaudota? Aš nežinau, ar galima išnešti nenaudojant jėgos, tai angelai galbūt neša kaip nors nenaudodami jėgos. Čia nebuvo panašu į angelų funkcijas. Kaip tik mes dabar turime telefonu vieną iš tų asmenų, kurie nešė mergaitę. Tai yra ponios Stankūnaitės advokatą, poną Černiauską, berods taip. Pone Černiauską, ar girdite mane? Kol kas šiuo metu liktai mes neturime ryšio su ponu Černiausku, tai tęsime pokalbį su ponu Landsbergiu. Pats advokato dalyvavimas tam nešimo procese, kaip jūs vertinate tai? Nes visą laiką nuo pat pradžios buvo šnekama, kad mergaitė turi būti perduota mamai ir tai kaip įrodytų kaip tam tikrą gerą valią. Šiuo atveju mes matėme, kad ponas Černiauskas taip pat nešė mergaitę. Kaip jūs vertinat šitą faktą? Tai turbūt nieko bendro su įstatymu neturi. Reiktų pasitikrinti, man atrodo, kad vaiką vienam iš vaiko teisių apsaugos pareigūnai. Ar ten buvo koks nors vaiko teisių apsaugos pareigūnas? Iš to, ką mes girdėjome, iš tos šnekos lyg tai buvo, nes kalbino būtent vaiko teisių apsaugos pareigūnas, bent jau mūsų duomenimis kalbino mergaitę eiti, bet kadangi, kaip žinia, pareigūnai nusuko visas kameras, kurios buvo viduje, tai sunku pasakyti, kaip vis dėlto tai buvo iš tikrųjų. Profesoriau, dar vienas klausimas. Tas faktas, kad pareigūnai įėjo į kambarį ir nusuko arba uždengė kameras, stebėjimo kameras, kurios buvo viduje, jums jis kažką tai iliustruoja, rodo? Jis rodo savivalę, darom, ką norim.
darom, ką norim, jeigu yra taip nutarta, ką mes darysim, tai mes taip ir darom, o turbūt nutarti yra leista. Aš nežinau, ar tos kameros tai buvo kliūtis, kurias reikia pašalinti. Jos galbūt būtų buvusios kliūtis meluoti. Tai tikrai taip. Jeigu kas nors norėtų sakyti bet ką, neturint jokios vaizdinės medžiagos, tai jos buvo kliūtis tos kameros. Mes dabar liktai pavyko mums susisiekti su ponu Černiausku, pabandom įsiaiškinti, ką ponas Černiauskas sako apie aplinkybės, kai buvo perduota mergaitė. Pone Černiauskai, ar girdite mane? Taip. Sakykit, prašau, jūs buvote to kambario viduje, kai buvo perduodama mergaitė? Taip. Gal galite papasakoti mums, kaip vyko tas procesas? Kai buvo pareikalauta, kad mama įeitų į vidų patalpos, kur buvo mergaitė yra laikina globėja, tai mama įėjo kartu su apsauga ir kartu ir aš įėjau. Ir tuo metu teismo antstolė paprašė, kad būtų pagal teismo sprendimą vaiko teisių apsaugos specialistės perduota mergaitė mamai. Tas buvo padaryta. Mergaitė buvo pasodinta ant kelių pas teisėją Neringą Venckienę. Neringa Venckienė buvo apsikabinusi rankomis, apglėbusi ir prisispaudusi prie savęs ir neklausė į reikalavimus, kad paleistų mergaitę. Ir tokiu atveju, kadangi buvo kliūtis, ta kliūtis buvo šalinama, tai yra buvo atgniaužtos Neringos Venckienės rankos ir vaiko teisių apsaugos specialistė perdavė mergaitę mamai. Mama pasėmė mergaitę, kadangi mergaitė buvo basa, neturėjo basučių, o Neringa Venckienė klykė, rėkė ir kėlė sumaištį, todėl mergaitė kuo skubiausiai buvo išnešta ant rankų iš patalpos, įsodinta į automobilį ir automobilis išvažiavo iš garliavos. Pone Černiauskai, jūs minėjote, kad ponios Venckienės rankos buvo atgniaužtos. Kas tai padarė? Policijos pareigūnai ar vaiko teisių specialistė ar antstolė? Gal jūs? Vaiko teisių specialistė perdavė mergaitę. Kliūtis pagal patvarkymą antstolės visas turėjo šalinti policijos pareigūnai. Tie asmenys, kurie kliudė vykdyti teismo sprendimą, jie buvo pašalinti, pašaliniai asmenys buvo pašalinti iš patalpos, o Neringa Venckienė, kadangi nekliudė paimti mergaitę, jos rankos buvo atgniaužtos ir patrauktos nuo mergaitės, tam, kad mergaitė nebūtų sužalota. Būtent fizinis kontaktas ir fizinio kontakto metu, kada Neringa Venckienė gniaužė mergaitę, spaudė, smaugė, naudojama iš Neringos Venckienės pusės prievarta prieš mergaitę. Pone Černiauskai, dar vienas klausimas. Mes supratome, kad būtent policijos pareigūnai atgniaužė ponios Venckienės rankas, o kas paėmė mergaitę nuo Venckienės kelių ir perdavė ją mamai? Vaiko teisių apsaugos specialistė vaiką perdavė mamai. Mama kartu su specialistė paėmė mergaitę ant rankų ir po to jau vaiko teisių specialistė pasitraukė, kad netrukdytų ir vienas kitam nesutrukdytų ir nepargriūtų ir nesužalotų mergaitę. Pone Černiauskai, mes dar matėme, kaip būtent jūs nešėte mergaitę į tą autobusėlį. Kadangi mama paprašė pagalbos, nes ją iš tikrųjų sunku, mergaitė pagal savo amžių iš tikrųjų daug sveria. Ir šiuo atveju, tam, kad neparkristų, aš buvau šalia ir jeigu tik tais staiga mama neišlaikytų ar panašiai, aš buvau pasiruošęs mergaitę prilaikyti tam, kad jinai nesusižalotų. Supratome. Pone Černiauskai, dar paskutinis klausimas. O kur šiuo metu yra mergaitė ir ką jinai veikia, gal jūs žinote? Nežinau ir kadangi abudu asmenys yra saugomi, tai tokios informacijos aš neturiu. Bet jūs buvote tam autobusėlėje, kuris išvažiavo iš Kėdžių namų kiemo? Kažkurį tai laiką buvo, mes bendravom, aš galiu patvirtinti, kad mergaitė. Iš tikrųjų, mes įvairius variantus svarstėme, kas galėtų būti, jeigu iš tikrųjų vykdant teismo sprendimą priverstinė tvarka
reikės paimti mergaitę ir kaip mergaitė reaguos, kaip mergaitė jausis, kaip mergaitė jausis su mama likusi be Neringos Venckienės, kuri niekaip nenorėjo paleisti ir praktiškai buvo įkalinusi ilgą laiką mergaitę pas save namuose. Tai šiuo atveju mes iš tikrųjų visi buvom labai nustebę, kadangi mergaitė iš karto pasijuto geriau ir jinai pradėjo bendrauti, jie pradėjo žaisti, pradėjom juokauti, pradėjom iš tikrųjų kreisti įvairias išdaigas, kalbėtis apie atostogas, apie keliones, apie įvairius dalykus. Mergaitė pareiškė norą, kad jinai norėtų lankyti baseiną. Pone Černiauskai, paprašė, kad leistų pašukuoti mamai plaukus. Iš tikrųjų, natūrali reakcija buvo visiškai netikėta. Pone Černiauskai, jūs tiesiog sakote, kad tam autobusėlį, į kurį buvo įnešta mergaitė, mums pasirodė, kad klikianti mergaitė iš karto pradėjo juokauti su mama ir kalbėtis apie ateities planus. Ar teisingai aš suprantu? Taip, teisingai. Gerai, ačiū pone Černiauskai. Tai čia kelių minučių bėgėje šitas stresas praėjo mergaitai ir jinai iš tikrųjų puikiai jautėsi. Kiek laiko jūs buvote su mergaitė dar po paėmimo pačio? Pandė. Gerai, ačiū, mes turėjome poną Černiauską ir dar pone Landsbergi, kaip jūs galvojate, išgirdę tokį komentarą apie aplinkybės, kaip įvyko perdavimas ir kas buvo po to? Liktai jūsų nuomonė buvo šiek tiek kitokia, matant tos vaizdus. Jūs pirmiausia klausėt advokato, ar jisai ėjo į vidų kaip vykdytojas. Jisai patvirtino ir jis dalyvavo vykdant teismo sprendimą. Tai yra įdomus momentas ir teisėtvarkai, ir advokatų veiklos praktikai. Jo pasakojimas, kad Venckienė smaugė mergaitę, mažai tikėtinas. Buvo aiškiai pasakytas žodis spaudė ir smaugė. Tada galima pateisinti viską. Nes reikia gelbėti. Apskritai visas veiksmas suplanuotas bemaž kaip įkaito gelbėjimo operacija. Bet ar galėjo būti kažkaip kitaip, juk vis dėlto pareigūnai ir teisininkai sakė, kad šiuo atveju mes susidurėm su teismo sprendimu nevykdymu ir mes matėm tam tikrą oponavimą ir bandymą išvengti tų veiksmų, kurie anot pareigūnų yra teisėti. Jūs manote, kad tie veiksmai yra neteisėti visai? Yra atrankinė teisė, kuri kompromituoja pačią teisę. Labai ramiai kelis kartų jau buvo pasakyta, kad yra Lietuvoje apie 17 000 neįvykdytų ir nevykdomų teismo sprendimų. Aš galėčiau irgi papasakot vieną labai man gerai žinomą atvejį apie teismo sprendimą, kurio nevykdo institucija arba jos vadovas, žurnalistas, sumokėti baudą už šmeižimą, nors tai yra teismo sprendimas, tai tęsiasi daug metų. Antstoliai skėsčioja rankomis, jie visiškai bejėgiai, ką nors padaryti. Bet šiuo atveju antstoliai pademonstravo, kad jie turi jėgos įgyvendinti teismo sprendimus. Tai kai nori, o čia yra selektyvi teisė. O kodėl šiuo kartu norėjo? Už to matyti yra labai dideli interesai. Aš manau, ir tai turbūt visi žmonės mato ir visi klausia, kodėl nesprendžiama pedofilijos byla, po kurios būtų viskas aišku, nėra jokių įtarimų Stankūnaitei, kad ji dalyvavo bloguose ar nusikalstamuose veiksmuose, dėl kurių kaltinamas Ūsas, o tai vyko Stankūnaitės namuose. Tai užbaigus tą dalyką, iš tikrųjų galima būtų sakyti, kad Stankūnaitei jokių įtarimų nėra. Jeigu būtų įtarimas, jo labiau kaltinimas, nebūtų galima perduoti vaiko. Todėl padaryta, kad jinai visiškai nekalta ir neįtariama. Supratau. Profesorius Landsbergis sako, kad visų pirma, prieš šitą perdavimo operaciją turėjo būti vis dėlto baigta ta pedofilijos byla ir tik tai po to jau reikėjo spręsti, kaip elgtis šioje situacijoje su mergaitė.
Dabar mes turime išeiti į reklaminę pauzę. Bet aš tik vieną dalyką pasakysiu. Kadangi ta jungtis akivaizdi ir logiška, tai dabar padaryta taip, kad jos nebūtų. Ir tikriausiai pedofilijos bylos nebebus. Nes ji ir buvo nutraukta tuo metu, kai Stankūnaitė turėjo duoti parodymus. Tada teismas nutraukė procesą. Supratom. Ir dabar išvengta šito.